žinutė jums, pasižiūrim, ką parodys kortos, ką jums reikia žinoti. Arba galbūt kažko jūs nežinote, bet jums reikia žinoti. Arba norit žinoti. Tuoj sekundę. Nu, čia staigios netikėtos permainos su vyru. Geros, sakyčiau, permainos, kuris įeinantis į jūsų namus, jūsų namams vyras. O čia jūs pati, su kuriuo buvo praeiti gal kažkokie konfliktai, nu, žodžiu, iš praeities jisai. Dar viena moteris krenta. Ką jums reikia žinoti? Kad tas iš praeities vyriškis, įeinantis į jūsų namus, pas jūs ko gero buvo, nu, čia netikėtai geros permainos. Pas jūs ko gero buvo meilės trikampis, tai aš ką noriu pasakyti, kad jūs sužinosite pagaliau, kad ta konkurentė pasitraukė. Nu, arba jums reikia žinoti, kad tos konkurentės, jeigu jūs pergyvenat, jau nebėra. Čia netgi mirtis klausykit. O čia tiesiog nemirtis. Netgi galiu taip pasakyti, kad netikėtai jūs sužinosite iš vyro jums svarbaus, jums tos permainos bus geros. Galimybės kažkoks geras periodas, bet čia tarp jų yra, nu, mirtis, nu, tikiuosi ne tikroji mirtis, bet čia kaip ir gali būti, žinokit. Ta vyrą kaip jūs galite atpažinti, nu, jisai, aš manyčiau, iš toli kažkur, ne ten, kur jūs esat. Nes čia kalnai ir visa kita, iš kelionės gali būti. Nu, žodžiu, ką aš jums noriu pasakyti. Jeigu jūs pergyvenat, kad yra konkurentė, tai jums noriu pasakyti, kad nėra tos konkurentės. Čia netikėtai net kažkaip geros permainos jūsų laukia. Tai va, nebėra, miršta ta konkurentė, ta prasme. Ir ateina jums šviesus periodas.